Sveiki, šiandien mes pašnekėsime apie leg presą. Labai dažniausiai naudojamas treniruoklis sporto salėje, bet yra keletas niuansų, kuriuos reikėtų kreipti dėmesį. Tai pradėkime nuo to, kad dažnu atveju žmogus atėjęs turėtų atkreipti dėmesį į kelius niuansus. Treniruoklis iš esmės kiekvienoje salėje būna skirtingas, su skirtinga atraminė platforma, bet turi savo tam tikrus lygius. Vienas yra atlošo lygis, yra aukštesnis, žemesnis lygis. Tai šiuo atveju, jeigu žmogus yra aukštesnis, ilgesniam galūnėm jam vertėtų nusileisti atlošą, nes kuo aukščiau aš pakelsiu atlošą, tuo būdu bus sudėtingiau sukontroliuoti asmeninę dalį. Ko pasiekoje gali atsirasti trauma, ko mes iš tikrųjų nenorime. Jeigu jūs esate trumpesnis žmogus, būtent visiškai toksai žemiausias kampas ne visą laiką yra tinkamas, bet vėlgi čia reikia pasibandyti, galima tada šiek tiek pasikelti. Nes kuo trumpesnis žmogus, tai vėlgi jam reikalingas stabilumas, atrama, kad nenuslystų su papildomu svoriu, išoriniu svoriu, kuris spaus asmenį į apačią. Tai čia yra vienas niuansas. Antras niuansas yra būtent nuleidimo gilis. Tai jisai kontroliuojamas yra su rankenėlė. Kiekvienojam treniruokliui iš esmės leg preso jinai turėtų būti, nes ką jinai fiksuoja? Jinai fiksuoja jūsų būtent lankstumo arba, sakykime, mobilumo galimybės. Aš esu didžiulių amplitudžių šalininkas ir tos amplitudės jos maksimaliai turi būti išgaunamos. Ar jūs esate, nesvarbu koks sportininkas, pilnos amplitudės turi būti. Tai dažnu atveju sporto salėje galite matyti, kaip prie leg preso ateina žmogus susideda 300 kg ir amplitudė yra labai maža. Klausimas, ką jisai daro, nežinau, gal yra priežastis tam, bet jūs esate stiprus tik tai tiek, kiek silpniausia jūsų kūno dalis. Viskas. Period. Tai jeigu jūs esate stiprus viršutiniam taške, bet nuleidus į apačią esate silpnas, jūs nepakelsite svorio. Jūs turite atkelti tą svorį. Vadinasi, jūsų amplitudės jėga, jinai turėtų būti tolygi per visą amplitudę. Jūsų raumuo turėtų dirbti maksimaliai, jūsų sausgyslės turėtų atlaikyti krūvius, jūsų raiščiai, sąnariai turėtų atlaikyti krūvius. Bet jeigu jūs visą laiką darysite daliniam spaudime, tuomet rezultatų nenorėkite kažkokių tai ypatingai didžiulių. Jeigu jau atėjote ir darysite su leg presu, be abejo visą laiką vertėtų daryti viską be išorinio svorio pradėti. Tai įsiaiškinti, kur jūs esate. Tai dabar pas mane yra uždėtas svoris, kad tiesiog nereikėtų jo uždedinėti, nuiminėti. Tai pradėkime nuo to, įsivaizduokite, kad treniruoklis yra visiškai be jokio svorio. Pasidarote pačią aukščiausią atramą. Tai reiškia, kad nebūtų iš karto staigaus didelio šoko, įsiaiškinti, kiek jūs esate medinis atsisėdęs į šitą treniruoklį. Nes dažnu atveju daug kas nedaro visiškai jokio apšilimo, jokių mobilizacijų ir panašiai, sąnariai yra sustingę ir jūs iš karto atėjote ir bandote kažką tai daryti su leg presu. Tai iš esmės man pradžioje reikia įsiaiškinti, kokioje aš esu pozicijų, nuo ko aš turiu pradėti, nuo kokio lygio ar atraminio lygio. Kad sugebėčiau neduoti šoko kūnui, kad jis nepradėtų spazmuoti ir manęs visiškai net palaiduotų arba neleistų prasitempti. Tai pradedam nuo elementaraus nuleidimo. Vėlgi, jūsų kojos iš esmės visą laiką turėtumėt pradėti nuo to, kad jūsų kojos yra pečių plotėje. Jeigu jūs paimsite ir laikysite kojos taip, pradėsite leisti ir kažkur tai čia jūs jau pradės stabdyti ir tai yra normalu, nes, kaip ir minėjęs vienam iš video esu, kad jūsų galūnių ilgis yra skirtingas, jūsų, sakykime, šlaunikaulio kaulo kampas gali būti toks, kad jis jau automatiškai čia uždaro jūs ir jūs jau nebegalite daugiau nuleidinėti. Tai jeigu jūs esate pečių plotėje ir jeigu jūs nuleidinimo metu išvedinėjate kelius į išorę, jūs šiek tiek save atsidarote. Tai leidžiate būtent svoriu, jūs spausti į apačią ir jūsų keliai eina atgal. Tai ramiai ir grįžu. Tai šiuo atveju, ką aš padaręs, esu uždėjęs atramą ant pačio aukščiausio varianto. Tai su visiškai tuščiu leg presu aš patikrinu iki kur. Jeigu, pavyzdžiui, gali būti, kad jūs ateisite ir jūs esate visiškai įsitempęs ir va šito jau vietoj pradės jūsų klubas kilti, nugara kilti, vadinasi, čia yra riba, kurioje jūs esate ir ją reikėtų gilinti bent jau iki pirmo atraminio taško. Ir šitą dalyką mes visą laiką galime daryti
keliais būdais. Vienas iš tų būdų be abejo yra svoris, nes svoris jūs maksimaliai išspaus į apačią. Kuo jūs esate ilgesnį laiką būtent tam tikrose amplitudėse, gilesnėse, tuo jūsų tiek raumenynas visas prasitempinėja, gerėja mobilumas, raiščiai adaptuojasi, o kai raiščiai adaptuojasi ir raumuo adaptuojasi, jisai siunčia signalą jums į smegenis, smegenis jausdamas, kad jūs esate saugus, jums leidžia atlikti didesnės amplitudės. Tai kitas antras momentas, ką jūs turėtumėte pagalvoti, tai pradėkite daryti viską tempu. Tai kuo jūs lėčiau ir kontroliuodami nuleidinėsite, kad ir visiškai be jokio svorio, jūs pajausite, kaip įsitempinėja jūsų sausgyslės, įsitempinėja būtent jūsų raumuo ir lygiai taip pat su pačia koncentracija pradirbinėjom, grįžtame atgal. Tai reiškia, su tempu aš nuleidinėjau, išvedinėjau šiek tiek kelius. Grįžtu atgal. Kai pasitikrinote savo tinkamą aukštį, užsidedat papildomą svorį ir pradedate daryti. Tai mano dažniausia rekomendacija. Pradėkite, įsivaizduokite, kad pirmieji 3-5 priėjimai prie leg preso tai yra jūsų tempimo, mobilumo, gerinimo pratimai. Tai nėra darbiniai. Nėra jūsų darbiniai atlikimai. Tai šiuo atveju aš nuleidžiu dabar iki pačio galo, sakykime, šitos atramos, kuri pastatyta ant pačio, sakykim, saugiausio lygio 3. Tai nuleidžiu jie į vidurinį lygį. Ir aš dar žinau, kad jeigu aš vėlgi šnekame apie tai, kad mes norime saugiai viską daryti ir daryti per pilną amplitudę, kad raumuo būtų stiprus per visą amplitudę, tai vadinasi, antras setas mano būtų su vėlgi jau svoriu papildomu. Tai šiuo atveju yra uždėtas jau svoris, taip galim pasižiūrėti, kaip mums sekasi gerinti šitą variantą. Ir su kontrolė nuleidinėjau. Keli yra variantai. Lėtų tempų nuleidinėti, lėtų tempų grįžti, lėtų tempų nuleidinėti ir grįžti greitai. Tai jūs pagal save jau pasirinksite. Bet svarbiausias momentas yra nuleidimas, nuleidimo kontrolė. Momentas, kur aš jaučiuosi lyg ir visai neblogai, jau kaip ir dar yra tas mažas jausmas, kad nugara šiek tiek atkilinėja. Aš dar nežeminu, ką aš padarysiu, aš tiesiog padarysiu, uždėsiu papildomą svorio ir pasižiūrėsiu, kaip su juo iš tikrųjų sekasi atlikti patį judesį. Ir vėlgi šio judesio metu vyks vėl papildomas pratempimas. Ir tik tai tada, kai bus atlikta tai, aš jau nuleisiu į pačią žemiausią, sakykime, patį žemiausią atramos tašką. Pasidarom keletą repsų su dar didesniu svoriu vėl. Ir čia lygiai taip pat vyksta visą laiką kontrolė. Na ir dabar nuleidžiu iki pačio žemiausio kampo. Tai vėlgi, čianais neturite perspausti. Tarkime, antram taške aš dariau su didesniu svoriu. Tai vėlgi, dabar jau antram taške aš turiu nuimti svorį. Tiksliau, trečiam taške aš jau turiu nuimti svorį su mažesnė apkrova, nes kadangi ant didesnių kampų įvairiai reaguoja jūsų nugara, tai šiuo atveju, kad nebūtų tokio momento, kad ant didesnio svorio spaudimo metu dar jums nepasiruošus suspazmos nugarą ir tiesiog natūraliai nebeleis jums žemiau nuleisti. Tai
Ok. Ir dabar žiūrime iš tikrųjų, kaip aš asmeniškai jaučiu, kaip ant pačio galo šiek tiek atkilinėja klubas. Tai reiškia, 10 pakartojimų padarysiu. Ir iš tikrųjų pradėsiu jaustis žymiai kadangi jaučiu, kad trūksta išorinio svorio, kad mane daugiau ant tos įtampos prispaustų į apačią, aš vėl sudėsiu svorį. Tai iš esmės, ką aš padariau apšilimą. Tai va, tai jau dabar prasidėtų mano darbiniai setai. Tai būtų dar kokie 3, galbūt 4, visi su tempu nuleidimu. Grįžimas vėlgi pagal pasirinkimą. Jeigu jūs darote grįžimą su lėtu tempu, su tokiu pačiu, kokiu nuleidot, jeigu jūs nuleidinėjot per 6-5 sekundės ir grįžinėjate per 6-5 sekundės atgal, jums daug svorio nereikės, fiziškai tiesiog nereikės, nes jūs neturėsite jėgų, maksimaliai sudeginsite save. Tai jeigu jūs norite, sakykime, daryti raumens šiokią tokią ištvermę, tai tada pasirinkite tempą, nuleidimą ir pakelimą tokį patį, apačioje pabūkite sekundę 2 ir jums pilnai užteks 8 pakartojimų. Ir be abejo, tai bus su mažesniu svoriu. Šiuo atveju, tarkime, su tokiu svoriu, kokio aš dabar dariau. Ir to bus per akis. Jeigu jūs norite lavinti, didinti jėgą, be abejo, sumažinkite nuleidimo laiką. Tai minimum, aišku, turėtų būti visiems plius minus 4 sekundės nuleidimui, o nes tai bus nuleidimas ir tada iš karto inercija. Bet aš visą laiką rekomenduoju plius minus vidurkis yra 5 sekundės. Jeigu šnekame apie ištvermę, ten jau 6-8 sekundės. Tai 5 sekundės nuleidinėjate ir tokį explosive išstumėte sekundę 2 užlaikę apačioje. Tai tokiu būdu, tokiu atlikimo metodu jūs galėsite tikrai su didesniu svoriu kelti. Ir nuleidimo metu visiems labai didelis kiekis raumenių skaidulų yra įsitempusios. Ir jūs tokį užtempimą darote ir po to sprogstamą išstumimą. Svarbiausia neatsipalaiduoti, visą laiką laikyti koncentraciją. Tai būtų toks pasiūlymas, būtinai pasibandykite, iš karto pamatysite, kaip pagerėja jūsų pirmas dalykas mobilumas, lankstumas, atlikinėjant, sakykime, pritupimus. Dažnu atveju, kai jūs darote pritupimus, visą laiką paskutiniai setai, kuriuos jūs darote, sakote, nu va, jau atlaisvėjau, aš jau galiu netgi giliau pritupti. Tai yra normalu, todėl kad jūs adaptavote savo centrinį nervų sistemą, adaptavote savo raumenis, savo raiščius, savo sausgyslės, atlaikyti krūvius. Ir pats kūnas jums leidžia atlikinėti maksimaliose amplitudėse judesius. Tai va, būtinai pasibandykite, sportuokite protingai ir saugiai. Geros jums dienos ir iki greito.